O aš pusryčiauju. Šiltas vandenukas. Kiekvieną rytą aš visada išgeriu po tokį puoduką šilto vandens. 50-45 laipsniai. Nu, šilčiau negu kūnas. O taip atsisėdus gurkšnoju vandenį ir žiūriu, ką mano chebrantai daro. Ir seku juos. Toks mano rytas dabar prasideda. Jau dabar tokie mano rytai. Su chebra visą, su mano banda. Šiandien mano pusryčių lėkštė. Avižinė košė, pilnų avižų. Tėlų pilnų avižų. Su sviesteliu šiandien. Ir dedu va šitą černušką, yra lenkiškai juodasis kmynas. Pasibarstau dar šitom sėklytėm. Man tai jos labai skanios. Ir ruginė duonytė. Čia suraugu. Ir su salotom aš darau sumuštinį. Gal dar sūrį užsidėsiu, bet aš dabar paskutiniu metu, man to veido paaštrėjimas, tai stengiuosi pieno produktus išmest. Pastebėjau, jeigu aš labai jau pradedu pieno produktus įtraukti racioną, man iš karto va šitas dermatitas pasireiškia. Tai vat paskutiniu metu išmečiau pieno produktus. Dar gal sūrio truputį ir pasiliksiu, bet jau jogurtai grietinės. Sviestas aš neskaitau, kad pieno produktas, ten jau riebalas. Nu ką, man skanaus, kas valgot ir kas valgot ir jums skanaus. Mano avižinė košytė su kmynais juodaisiais. Ir dar kavytė. Kavytės nepilu, dar jinai turkoj. Parsibaladojom iš pašto. Norėjau išsiųsti siuntinį, kaip sakiau, į Ameriką. Pasirodo, iš Lietuvos ir iš ES į Ameriką nebegalima išsiųsti siuntinių. Tik dokumentus, kaip laiško tipo, iki pusę kilogramo. Tai va su visų siuntinėlių parsibaladojau namo. Adresų nerodysiu. Užsukau į parduotuvę dar, kaip tik buvo lašišos išpardavimas po 69. Perku visą žuvį, aš ją nusidarau, susipjaustau gabaliukais, dalį sūdau, galvos visas kitas į žuvienę man eina. Niekas neišsimeta. Dabar žino tokie laikai, kad galima išmesti tik 2 kopūsto lapus nuo kopūsto. Viskas atėjo toks. Taip, mažutė, taip, sakyk. Ką dar perku buvo? Kas akcijas? Viskas akcinio perku. Vat sorų kruopas perku, kartais miltus iš jų maluosi, kartais taip košę valgau. Paskui atraukiu ir rodau. Mačia. Kaip tik buvo akcija nuolaida, taip jį po 10 eurų. Buvo po 5 su centais. Paskui dar, ką čia mes ištrauksim, ką mes turim. Avinžirnių miltų. Niekada nenaudojau, noriu išbandyti. Ir salierą, aš jį mėgstu kaip garnyrą, kaip bulvytės pasikepti. Man labai skanus salieras. Ir dar mes ką čia turim? Ir katinam. Ir katinėliam. Taip, kropytė, čia tau. Inkstai. Kiaulių inkstai. Aš gal vieną kartą nupirkau, pabandžiau, kaip jie juos valgo, kaip jie juos tratina. Vat su tokiais pirkinukais siuntinys neišsiųstas. Ir šiandien man pietum bus žuvytė. Viską apsakiau, kad ką galėjau, tą apsakiau. Einu persirinksiu. Taip, kropytė. Taip, mažutė mano balabūstato. Tu mano šeimininkė, ar priėmi pirkinius? Tiks tau šitie pirkiniai? Tiks. Jinai tokia draugiška. O jie tau rankinukas pasidarė, iš laukinuko rankinukas. Ką einu persirinksiu, reikės kažką galvoti pietum. Pas mus visada režimas. Jeigu aš valgau, tai labai gerai, kai aš įvažiavau į tikslų režimą, tai yra super. Ateina laikas ir tu žinai pagal savo skranduką, kada tu norėsi valgyti. Ir pusrytis, pietus ir vakarienė. Nu dabar, kai daug obuolių, aš kai obuolius valgau, tai neatsisakau obuolių užkandžio. Sveiki iš bardakėlio. Iš mano bardakėlio. Aš čia atėjau susitvarkyti, nusiskusti, susidoroti žuvį. Nes namie, kai pradedi skust, tai visos plytelės, viską nutaškai, kas tik beįmanoma. A čia galiu taškytis, kiek tik leidžia. Kol dar vanduo neužsuktas. Kol dar turiu vandenėlio.
Nes žiemai mes užsukam čia vandenį, kad neužšaltų, nes vieną metai buvom neužsukę, kai užšalo, vamzdžiai susproginėja, užsukam. Čia susitvarkau ir žuvį, ir visus tokius purvinus darbus, aš viską darau savo bardakėlį. Kol nusiskut aš tą žuvį, vat nemėgstu žuvies skust. Oi, kaip nemėgstu. Bet valgyti tai mėgstu. Žuvis man tai... Kur be būčiau, bet aš visada žuvį valgyčiau. Oi, tai nesiskuta. Čia tai vienas tik tais minusas, kad šaltas labai vanduo. Vasarą tai nieko tas šaltas vanduo. Bet jau, kai vat, jau ruduo, jau kieme jau tik tais 5 kokie 6 šilumos, tai šaltoka. Nors šiandien ryte atsikėliau, tai 2,2 buvo pliusė. Tai kai prasidėjo pas mus ruduo, tai pasakysiu, nu balandžio galo, truputį ant Velykų buvo sušylę ir faktiškai vasaros nematėm. Tai va tas ruduo tęsiasi dar po šiai dienai. Kažkaip tai, kai žmonės pasako, oi pas mus 30 šilta, žinot, jau pasilgstu ir aš tokios šilumos. Kažkaip nepadžiugino mus šiais metais ta vasarėlė. Toks buvo ilgas ruduo. Jeigu dar žiema bus šalta, stūgaujanti, tai aplamai. Svarbu, kad širdinė ruduo, ne? Už langų gali būti ruduo, svarbu, kad širdį dar ne ruduo. Tai ir visas gerai. Visą kitą galima pergyventi ir susitvarkyti. Koks šaltas vanduo. Knieblėm sušal tik tais. Va, susitvarkiau. Tokiais viską sumečiau į vieną namos rušiuosius, nes labai kniebliai nušalo. Pasidariau tokius kepsnelius. Orkai tai kepti, sūdytos dar turiu šaldytuvę, tai tokius į kepsnelius susipjauščiau. Įvarau namo. Ja, to kaip rankas nušalau. Kruopą nelysk. Parnešiau namo. Kol duris uždarau, tai mano gaspadinė jau prisistatė. Kruopytė. Darysiu tahinį pastą. Tada dar kaip nusipirkau, kai ieškojau Rimi, lakščiau įsižiojus. Niekur neradau ir dabar po šiai dienai dar ieškojau, bet nei iki parduotuvėj, nei Rimi nėra pas mus tahinį pastos. Kur jinai dingo, Lietuvoje absoliučiai nieko nebėra. Nieko nebėra. Bulbas vienas. Nu, nusinulink. O, pasidarysiu 100 gramų. Radau receptą internete, pirmą kartą darysiu. Tik tas aš pat baiminosi, kad gal su šito pavyks, bet jis man truputį kažkodėl nemala. Gal pavyks su šito padaryti, ne, tai nežinau, su kavamalio kilo reiks. 100 gramų man reikalinga. Nieko. Aš nebeturiu ir Lietuvoje nieko nebėra. Gerai bus. Kiek rašė šitam internetą, jas reikia apkepinti. Įkaitinsiu į keptuviai. Nu, pabandysim. Pabandysim. Nu, tai pamaišant. Rašo, kad nesudeginti. Tai aš taip intensyviai ir makaluoju ant sausos keptuvės. O jau truputį spalva keičia. Tokie gelsvi darosi. Buvo balti, dabar truputį gelsta. Oi, karštė. O ir kvapas yra toks skrūdintų saulėgrąžų. Na taip apskrūdinau iki vos tokio geltonumo. Ir dabar reikia, kad toliau nebeskrūstų, išpyliau į skardelę ir padėsiu, kad truputį atvėstų. Tik man šitą mano aparatūrą, kažin veiks ar ne. Reikės bandyti. Bet dabar jungiu, tai neveikia. Gal įpylus tik pradės veikti. Kčiortų, tokie aparatai.
Vis dėlto darysiu su kokteilinė. Prisitraukiau viso velnio. Šitas iš vis neveikia. Nežinau, net nesisuka. Kokteilinį dabar, paskutinė mano viltis. Pilsiu sezamo aliejus reikia, arba alyvuogių, arba sezamo. Aš turiu sezamo aliejus. Sudėsiu ir bandysiu. Gyvenime merginos bošų nepirkit. Šūdas pats didžiausias. Didesnio nebėra ant šito pasaulio. Truputį druskytės ir kokius 2 šaukštus aliejaus, kaip prašė. Šitam 2,5 pilsiu. Nu ir bandom, kas su mano paskutinė mano viltis šitą kokteilinę. Lembaški, kai nėra geros aparatūros namie, tai nervas tik ima. Taip ir sakiau, kad bus. Viską va taip iš senelės išploja. Nu va, pasižiūrėkim. Va taip va, iš senelės. Ir reikės dabar viską krapštinėti. Nu ir žaisiu. Truko mano angeliška kantrybė su to bošu. Va. Ir kažkas jau pradėjo formuotis. Senas patikrintas metodas. Valio, pavyko. Kiek išbuzojo, virtuvė visa apjaukta, pritaškyta, stalai nutaškyti visi. Bet vis dėlto pavyko. Nu, neišbandysi, nežinosi, kaip gaminti. Vis dėlto va. O kvepia virtuvė tokių sezamų skrūdintų. Oi. Dabar pasidarysiu humusą. Nes be šito dariau avinžirnių užtepėlę. Man nepatiko, man neskainu. Ir čia aš ją daugiau paskui darau, visada naudoju saulėgrąžų kalbą, kai darau, irgi įdedu šaukštą. Iš 100 gramų va tiek išėjo, nu kiek čia kokie, 4-5 šaukštai iš tos pastos. Pavyko.